Baigėsi beisbolo sezonas. Pergalingai sezono pabaigą pažymėjo Kauno Lituanikos beisbolo klubas, po metų pertraukos vėl tapęs Lietuvos čempionu. Trečiosios Lietuvos beisbolo lygos superfinalo rungtynės buvo įtemptos. Lituanika tik po pratęsimo įveikė Juodojo Vikingo beisbolininkus iš Vilniaus 10-7 ir laimėjo seriją 3-0. Šiandien buvo labai nervingos, labai sunkios varžybos ir pirmaujantį komandą keitėsi gal 4 kartus ir taip kaip visa serija. Iš tikrųjų rungtynės buvo labai sunkios ir ačiū Dievui gerai baigėsi. Dėl trečiosios vietos grūmėsi beisbolo klubai Vilnius Logipolija ir Utenos Vėtra. Favoritais galinčiais iškovoti Lietuvos čempionato bronzą buvo laikomi Logipolijos beisbolininkai. Tačiau vyrai per anksti patikėjo, jog laimės. Pergalę šventė Utenos Vėtra. Nors sezonas baigėsi, tačiau beisbolininkai žiemą miegoti neketina, treniruosis. Gaila, kai patys sako, kad tinkamų sąlygų sportuoti nėra. Beisbolo asociacija itin suinteresuota, kad kuo greičiau atsirastų normalus beisbolo aikštynas. Tuomet būtų galima rengti ne tik Lietuvos, bet ir pasaulinio lygio turnyrus. Pirmoje eilėje tai trūksta tos pačios infrastruktūros. Neturėdami infrastruktūros negalim susirasti normalių rėmėjų. Kol kas daugiau reiškia tas rėmimas paremia draugai, tėveliai, dar kažkas tai reiškia, o normalių rėmėjų, kad gauti normalius pinigus, tikrai kol kas dar negalim to pasiūlyti produkto, neturėdami normalių infrastruktūros bazių. Net tokiomis sąlygomis klubai sugeba parengti perspektyvių beisbolininkų. 2 vaikinai iškeliavo tobulėti Jungtines Amerikos valstijas. Dovydas Neverauskas pasirašė sutartį su profesionalų komanda Pittsburgo Pirates. Edvardas Matusevičius išvyko mokytis į New Jersey. Kad ir kaip keistai skambėtų, ne tik lietuviai išvyksta į Ameriką, vyksta ir atvirkštinis procesas. Amerikiečiai migruoja į Lietuvą. Kauno beisbolo klube Lituanika žaidžia legionierius iš Jungtinių Amerikos valstijų. Aš universitete žaidžiau beisbolas ir vienas skautas Amerikoje manęs pakvietė į Lietuvą žaisti ir surado komandą ir taip ir atvažiavau pirmą kartą. Tai iš tikrųjų komanda mane surado. Beisbolo ateitis Lietuvoje nėra tokia niūri. Daugėja jaunimo besidominčio šiuo sportu. O kuo tave sužavėjo beisbolas, kodėl tokia netradicinė sporto šaka pasirinkta? Nežinau, kažkaip brolis pradėjo žaisti ir aš užsiėmiau, tai susidomėjau. O kas labiausiai patinka, emocijos, kuri dalis žaidimo? Nežinau, net gal labiausiai iš jų kelionės patinka, kai susipažįsi su naujais žmonėmis ir panašiai. Daugėja vaikų komandų, trūksta tik stadionų. Treneriai įsitikinę, kad sudarius tinkamas sąlygas beisbolininkams treniruotis, turint aikštynus, kiltų žaidimo lygis Lietuvoje. Būtų pritraukiama ir daugiau rėmėjų. Tuomet Lietuvoje beisbolas turėtų tik populiarėti.